štai mes turim šios mokymus ir aš norėčiau vėlgi pasidalinti tą informaciją, kurią mes esam išanalizavę, peržiūrėję, pasidalinti, padiskutuoti su jumis. Nes vėlgi, kiek teko kalbėtis ir su kitais, variantų apskaitos yra daug ir vėlgi, ką teko irgi pastebėti ir analizės metu, yra būtent tai, kad nebūtinai visi skirtingi būdai yra neteisingi. Gali būti, kad jie visi yra skirtingi, tiesiog vienas gal būdas yra biškai sudėtingesnis, kitas lengvesnis ir panašiai. Vėlgi, mūsų šių mokymų struktūra tokia, kad yra tam tikri teoriniai dalykai, kuriuos mes aptarsim, be abejo, su praktiniais pavyzdžiais. Ir yra praktinis pavyzdys, kuriame yra parodytas paskaičiavimas, parodytas pavyzdys, sakykime, jeigu būtų gauta paskola, būtų keli butai, kaip ten viskas būtų skaičiuojama, tiesiog pateiktas pavyzdys. Ir mes irgi jį aptarsim ir aš viską paaiškinsiu. Ir trečioji dalis, tai yra jūsų klausimai. Be abejo, gal sutarkime taip, kad jeigu jums kyla klausimas apie tai, ką aš kalbu, tai be abejo iš karto kelkite ranką ir klauskit. Jeigu jūs norit pasidalinti kažkokią tai informaciją, irgi sakykit, nes pavyzdžių yra daugybė. Kiekviena įmonė, kiekvienas administratorius daro trupučiuką skirtingai, kiekvienas turi didesnę patirtį, pavyzdžiui, yra daug klausimų, pavyzdžiui, ir mokestinių, ir kitų klausimų, ir yra vienos įmonės, kurios jau gal netgi parašė užklausimą mokesčių inspekciją, arba parašė kažkokius užklausimus kitom institucijom, gavo atsakymus, gal jau turi kažkokią tai patirtį, gal turi apskaitos programą kažkokią tai gerą, dar kažkas tai turi. Jeigu taip yra, tai be abejo pasidalinkit, pasakykit, kad ir kiti žinotų tą informaciją. Tai yra vienas toks dalykas, tai jeigu kyla klausimai, iš karto klauskit. Jeigu yra, mes perėsim per mokymus ir pamatysit, kad jūsų klausimas nebuvo paliestas, tai tada bus tiesiog klausimo atsakymo dalis, kur mes galėsim aptarti tuos klausimus. Tai va, tai vėlgi mano tikslas yra toks, kad jūs daugiau sužinotumėte apie tai, nors vėlgi gali būti tai, kad tai, kas yra čia, viską jūs jau žinot, tai tik tiesiog jūs įsitikinsite, kad tai, ką jūs darot, jūs darėt, pavyzdžiui, teisingai. Tai vat, arba sužinosit kažką naujo. Taigi bendraukime ir mano vėlgi tikslas yra padėti jums ir atsakyti kuo daugiau klausimų. Jeigu aš negalėsiu atsakyti, tai be abejo aš užrašysiu, paliksit savo kontaktus ir vėliau aš arba mes atsiųsim jums atsakymus. Taigi, bet dar prieš pradedant, dar norėčiau dar jūsų paklausti apie šio seminaro lūkesčius. Aš čia jums pasakoju, kaip aš viską įsivaizduoju ir kaip aš ką darau, bet jūs atėję čia, ko jūs tikėtumėtės? Kiekvieną mėnesį registruotų paštų gauna viską butai. Taip. Administratorius ir buhalteriai negauna nieko. Taip. Apskaita buhalteriai vesti. O kokią apskaitą? Kokią apskaitą? Ta, ką jūs minite, kad kas mėnesį apskaitomos palūkanų sąnaudos banko. Apskaitomos. Jo, bet bendrija nieko negauna. Jo, bet šiuo atveju bendrija neadministruoja to dalyko. Aš manau, bet žinoti reikia, nes kreipiasi bendrijos nariai į administratorių ir buhalterę. Šiuo atveju toks nuosakas. Jo, jeigu kreipiasi, tai bendrija kaip atstovas, sakykime, namo, jinai turėtų kreiptis į banką ir tada paklausyti tos informacijos, prašau. Bankas neturi sąlygų kiekvieno būto vesti. Administratoriaus su banku bendrijom informacijos neteikia. Tai yra tretysis asmuo. Tretysis. Jie turi kreiptis į administratorių ir gauti informaciją. Jeigu jie tiesiogiai su banku sudarė sutartį, tai tada bendrijai teikia būtent va to pirmąjį, kurį sakė, ten Svetbankas, Seb-bankas ir taip toliau. Bet šiaip informaciją gauna bendrija tik tai iš administratorių. Jo, bet tai vėlgi tai yra tada jau kitas klausimas, teisinis klausimas, kaip tada bendrija gali gauti. Tai yra klausimas vėlgi dėl įgaliojimo, ar įmanomas toks dalykas įgaliojimas tam, kad gauti tą informaciją. Sutartiniai reikalavimai yra įgaliojimas, yra viskas. Tačiau bendrija nulis. Absoliučiai iš banko negauna jokių žinių. Jo, bet jeigu negauna, tai tuomet tada
būtų savininkai, tada turėtų kreiptis tiesiai į banką tam, kad gauti tą informaciją, kiek jie skolingi ar kokia yra. Neteikia bankas. Naudos gavėjas yra tretysis asmuo, kur bankas neteikia informaciją. Ne, aš kalbu apie būtų savininkus. Taip, būtų savininkas. Jis į banką tiesis informacijos negauna, nes sutartis... Bankas pasako kreiptis atvirkščiai administratorius. Administratorius negauna, būtų savininkai į banką kreiptis, negauna, kreipkitės į administratorių. Ką darytų atveju? Nonsens. Jeigu būtų savininkai negali gauti informacijos iš banko, jie tada gali gauti iš administratorius, taip? O jeigu bendrija sudarius su banku, tada bendrija gaus. Tai šiuo atveju kas sudarinėja sutartį, kažkas turi teisę gauti. Tai arba administratorius, arba bendrija turėtų gauti tą informaciją iš banko. Galbūt nagrinėkim atvejį konkretų. Reiškia, bendrijos administratorius pasirašo sutartį bendrijos vardu, sutartį su banku, taip? Taip. Kada yra, reiškia, variantas, kada bendrijos administratorius, kaip fizinis asmuo, reiškia, administruoja renovacijos procesą, taip? Tačiau bankas laiko tiesiogiai santykius su būtais, kada būtai paskambina bankui, aišku, gali atsakyti į tą klausimą, bet buhalteriai ir bendrijos administratorius yra nepulsę reikalų ir neveda tos apskaitos ir yra absoliutus nulis. Bet žiūrėkit, jūs neadministruojate tos paskolos. Renovavimas yra bendrijos iniciatyva ir bendrijos išrinktas projekto administracijos vykdo šitą procesą. Taip? Ir jis nieko absoliučiai nežino apie būtus, būtai tikisi kažkokios informacijos, bankas laiko santykius tik su būtų savininkais ir administratorius tik pasirašė sutartį, bet daugiau jokios informacijos negauna apie būtus. Yra būtų savininkai, taip, yra būtų savininkai. Toliau yra, jie gali sudaryti bendriją, ne? Nes jie gali veikti ne tik tai kaip bendrija, jie gali sudaryti ir jungtinės veiklos sutartį ir panašiai. Toliau yra bankas yra administratorius, taip? Dabar gali būti atveju, kai bendrija ir administratorius yra tas pats asmuo, tai yra vienas atvejis tas pats asmuo, gali būti bankas ir administratorius tas pats asmuo, ir gali būti antras ir gali būti trečias, kad jie yra visi skirtingi asmenys. Tai šiuo atveju, kai mes kalbėjome apie tą pirmą atveju, kai yra bankas yra administratorius, tada jis tiesiogiai komunikuoja su fiziniais asmenimis, tai yra su būtų savininkais ir jiems siunčia sąskaitas, iš jų išreikalauja ir viską apskaičiuoja, jiems siunčia, žodžiu, santykiai yra tarp jų. Vienintelis dalykas, kad ką daro bendrija, tai kad viską, tą procesą visą sukurti, sudėlioti, tam, kad nešnekėti su kiekvienu būtų savininku atskirai, yra išrenkamas kaip atstovas, tai yra bendrija, kuri yra kaip tas kontaktinis asmuo. Bet faktinį administravimą vykdo pats bankas. Tai šiuo atveju teoriškai, kalbant apie tai, kiek teko šnekėti su Svetbanku, tai komunikacija vyksta taip ir teoriškai kiekvienas savininkas gali gauti tą informaciją. Jeigu jisai negauna, tai turbūt čia kažkur arba yra kažkokia tai probleminė bendra dalis, kuri susijusi su visų namų ir tada tiesiog bendrijos atstovas žino, tačiau šiuo atveju, jeigu mes kalbėtume apie tai, kad bankas vykdo administravimą, tai pačiai bendrijai taikyti tokią apskaitą, apie kurią mes šnekam, galbūt perteklinis dalykas, nes jinai nežino visos informacijos, nes bankas jai neduos jokių grafikų, neduos kitų dalykų, tai jinai neišgaudys, jeigu gal vieną mėnesį ir išgaudys informacijos, tai per tą laikotarpį tikrai neišgaudys tos informacijos tikslios tam, kad ją vykdyti. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad nereikėtų vykdyti, o tik tai padėti būtų savininkams susikomunikuoti su banku, jeigu kažkas negali, tai atitinkamai komunikuoti, paklausti banko, kodėl neduodam informaciją ir panašiai, bent jau tokia.
buhalterės funkcijos tokios neutralios, ar ne, nieko nereikia žinoti. Čia, bet buhalterė nesusijus, nes bendrija tai paskolos neturi. Bendrija tai negauna, jinai net neturėtų, nes jinai nežino, neturi, nevaldo, nežino, neturi, čia trupučiukai yra kitokia jo. Ir atvirkščiai, kai yra, o mes nagrinėjom, kai jau arba bendrija yra administratorius, arba tiesiog yra administratorius, bet tada mes vis tiek žiūrim iš administratoriaus pusės, ką reikėtų, kaip reikėtų apskaityti ir žinoti, nors vis tiek bankas turi reikšmingą dalį, nes vis tiek jisai valdo tos finansinius procesus ir jisai teikia informaciją administratoriui, jeigu yra pasirašytas sutartis. Šią programą tai yra valstybės parama. Valstybės parama skiriama, vėlgi bendra informacija, kurios tiesiog turėtumėt žinoti, bet tiesiog pasikartosiu, kad energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, tokiams kaip šildymo, karšto vandens, ventiliacijos, stogo šildymas, fasadų, balkonų įstiklinimas ir panašiai. Ir yra tokią lentelę, kur irgi yra žinoma informacija, kad nuo 15 metų spalio 1 dienos valstybės parama sumažėja ir nuo 100% mažėja iki 50%. Ir vėlgi, turbūt pas jūs, aš nežinau, kaip pas jūs spausdinti, ar ten labai mažom raidėm, ar ten, kur jo negalima, bet vėlgi ta informacija arba medžiagą galima bus gauti, jeigu bus pageidaujančių elektroniniu formatu PDF, bet vėlgi ta informacija, jinai yra žinoma ir yra internete ir yra jau senai paskelbta, tiesiog aš pateikiu jau informacijos, jeigu kažkas netyčia nežinotų ar dar nebuvo susidūrę su tuo, arba tik tai pradeda įsigilinti tą, kad tokie dalykai yra, bet tai vėlgi bus po metų. Tik tai po metų, bet tiesiog reikėtų tą įsidėmėti ir informuoti. Taigi ir valstybės paramos išmokėjimas, vėlgi yra du dydžiai 15-25%, nors tie yra du dydžiai, bet kiek mums teko kalbėtis, šnekėtis, tai aišku, visi naudojasi praktiškai beveik visi tais 25%, tai yra stengiasi, kad būtų sutaupyta 40 ar daugiau procentų energijos. Ir vėlgi, bet įvertinus, kaip projektas bus įgyvendintas, ar pasiektas atitinkamas efektyvumo lygmuo, apskaičiuoja paramos dydį ir informuoja administratorių apie galimybę kreiptis dėl paramos. Ir vėlgi, ir kas liečia pinigų pervedimą, tai pervedama arba bankų reikiamą dydžio sumai viskas apmokėta lengvatinių kreditų, arba pervedama nurodant kaupamų lėšų sąskaitai dalis atnaujinimo apmokėta gyventojų lėšomis arba gyventojui. Ir aišku, reikėtų atsižvelgti, reikėtų įsidėmėti, kad jeigu yra gyventojai, kurie, sakykime, moka iš savo lėšų, pavyzdžiui, neėmą paskolos, tai be abejo arba dalinai, tai be abejo reikėtų vertinti, kad paskola yra skiriama, nesvarbu ar paimtas kreditas ar nepaimtas, vis tiek yra pačiai renovavimo programa. Gaunama valstybės parama pavyzdys, jei parama skiriama už paskolas gautas iš kreditorių, šiuo atveju, pavyzdžiui, bankas, kaip kreditorius, bet informuoja banką, pinigai nevaikšto, gaunamas naujas banko grafikas, sumažinama paskola ir sumažinama gauta paskola. Ir tada yra debituojama nebalansinė sąskaita skolos įsipareigojimas bankui ir kredituojama išmokėta paskola. Ir tuo atveju, jeigu yra gaunama valstybės parama, pavyzdžiui, jei parama skiriama už investicijas apmokėtas būtų kitų patalpų savininkų lėšomis, bet perveda pinigus į administratoriaus nurodytą kaupamų lėšų sąskaitą. Vėlgi gali pervesti, gal perveda, nes kol kas praktika, aš kiek suprantu, nėra nusistovėjusi, nes gali ir bankų pervesti, bet idealiausias atvejis, jeigu pervestų pinigus į administratoriaus nurodytą kaupamų lėšų sąskaitą, tuomet būtų debituojami pinigai kaupamų lėšų sąskaitoje, o kredituojama gauta parama. Ir tokiu atveju rekomenduojama sutarus su banku visiems gyventojams sumažinti paskolą. Reikia nepamiršti, paskolos sumažinimas gyventojams turi būti padalyjimas tik tai paskolą dalį, kuriai parama yra priklauso. Tai yra nepaskirstumas individualioms investicijoms. Mes dar apie tai, kai skaičiavimuose, kaip
nagrinėsim skaičiavimus ir ten matysim, tačiau jeigu yra individualios investicijos, kurios patys gyventojai kažką papildomai norėtų, tai be abejo, tai būtų traktuojamas skirai. Kitas dar klausimas yra dėl, tai yra valstybės parama ir yra dar toks dalykas kaip parama nepasiturintiems ir ką reikėtų žinoti, ką reikėtų daryti dėmesį, tai yra, kad parama priklauso tik tai tiems nepasiturintiems gyventojams, kurie balsavime dėl atnaujinimo pritarė, o nepritarusiems nepasiturintiems gyventojams parama yra neskiriama. Ir paramos skirimo bendra eiga yra tai, kad gyventojas turėtų nunešti reikalingus dokumentus iš savivaldybės, gauna tam tikrą pažymą, paskui administratorius parašė paraišką savivaldybė, kurie turi būti nurodyti klientų ir palūkanų dydžiai ir toliau savivaldybė patikrina gautą informaciją ir perduoda pinigus. Ir vėlgi, tai turėtų būti kartojama kas tam tikrą laiką, tam, kad patvirtinti, ar parama dar galioja, ar galiojanti. Judam toliau, vėlgi, kokie galėtų būti pavyzdžiai. Pavyzdžiai galėtų būti, pavyzdžiui, iš savivaldybės gaunama kompensacija už vieną gyventoją 12 mėnesių laikotarpiu, tai yra 12 kart Y, ir kas tada vyksta, kokie yra įrašai, tai yra debitas pinigai kaupamų lėšų sąskaitoje, kreditas gautos savivaldybės kompensacijos, kas mėnesį bankas nuskaito sumą, kurie yra Y minus X dydžio kredito ir X dydžio palūkanų grąžinimo suma, ir atitinkamai daromi įrašai kontuotės, tai yra debituojamas skolos įsipareigojimai bankui, palūkanų įsipareigojimai ir kredituojami pinigai kaupamų lėšų sąskaitoje. Ankstesnis paskolos grąžinimas gali būti, gali būti, kai gyventojai tiesiog sumoka didesnės sumas, vietoj, pavyzdžiui, nustatyto 100 litų administratorius sumoka, pavyzdžiui, ten 150 litų, arba ten keli šimtus litų, 200 litų, jeigu tai yra tiesiog permoka, tai jinai lieka ir nuskaitoma ten kitą ar dar kitą mėnesį, bet tačiau jeigu nori grąžinti anksčiau, tai tada turėtų pateikti prašymą ir atitinkamai grąžinti paskolą anksčiau laiko. Ir tada, aišku, viskas persiskaičiuoja grafikas, persiskaičiuoja pati paskola. Vienam namui yra atidaroma kaupamų lėšų sąskaita, kas yra jau žinoma ir kalbėta. Ir skirtingos administravimo įmonės pinigus renka skirtingais būdais. Su paskola susijusius mokėjimus gyventojai perduoda tiesiogiai į sąskaitą, arba pinigai gaunami pavedimu bendrai už viską. Ir vėliau administratorius padaro reikiamų dydžio pavedimus ir pinigai gaunami į kasą, ar vėliau administratorius padaromas reikiamų dydžio pavedimo į kaupamų lėšų sąskaitą. Tai ir su to susijęs yra pavyzdys, su paskolos susijusius mokėjimus gyventojai perduoda tiesiogiai į kaupamų lėšų sąskaitą. Tuomet debituojami yra pinigai kaupamų lėšų sąskaitose ir kredituojami skola gyventojams. Jeigu bankų nuskaičius sumas sumažinas paskolos ir palūkanų likutis, tuomet yra debituojama skolos įsipareigojimas bankui, palūkanų įsipareigojimai bankų ir pinigai kaupamų lėšų sąskaitoje. Ir vėliau vyksta sudengimas, kai yra skola gyventojams, paskolos išmokėjimas ir palūkanų išmokėjimas. Iš esmės, vėlgi, pats principas yra toks pat, kaip būtų kaip ir balansinė apskaita. Ir vėlgi, pavyzdys, apie kurį minėjau, tai yra, kai pinigai gaunami pavedimu už bendrai už viską ir vėliau reikiamo dydžio, pavedimas administratoriaus padaromas į kaupamų lėšų sąskaitą. Tai tuomet yra pinigai skaitinė balansą, paskui juos pervedus į kaupamų lėšų sąskaitą apskaitoma kaip ir prieš tai buvusi skaidrė, tai yra nebalansinėje apskaitoje. Ir toliau yra palūkanų kredito grąžinimas. Šiaulių banko standartinės sutarties atveju bankas turi teisę vienašališkai nuskaityti sumas ir sumos banko nuskaitimus tokių lėšų iš pradžių palūkanos, paskui kreditas ir paskui delspinigiai. Ir įrašai, kokie yra apskaitoje galėtų būti, tai yra bankų nuskaičius jam priklausančią sumą mažinami gyventojų įsipareigojimai, tai yra debitas skola gyventojams ir kreditas pinigai kaupamų lėšų sąskaitoje. Ir atitinkamą sumą mažinami gyventojų palūkanų skolos ir delspinigių įsipareigojimai.
Taigi, toliau yra tam tikri bendri klausimai, kurie yra per auditorskos tarnybos ir klausimas yra, ar gyvenamosius namus administruojančios įmonės iš gyventojų surinktos mėnesinės įmokos skirtos apmokėti namų priežiūros, remonto ir atnaujinimo darbus pripažįstamos įmonės pajamomis ir atsakymas, kad ne, nes pagal jo 10 verslo standartą pajamos tai nėra įmonės ekonominės naudos padėjimas, jinai veikia tik tai kaip tarpininkas. Surinka. Toliau ir gyvenamosius namus administruojančios įmonės apskaitoje registruojamas lėšos esančios kaupimų lėšų sąskaitoje. Ir vėlgi tai yra nebalansė, nes įmonės apskaitoje turėtų būti registruojami pinigai suraukti įmonės vardu atidarytose namuosiuose sąskaitose. O pagal sutartį su bankais naudojimasis tomis sąskaitomis yra apribotas, tuos sąskaitos yra rekomenduojama apskaityti nebalansinėje apskaitoje. Tam tikrais atvejais yra pakankamai aišku, kad atskirti, kur yra kaupiamoji sąskaita turėtų būti nebalansinėje apskaitoje arba balansė, bet tam tikrais atvejais gali būti, kad administratorius yra atskira įmonė arba atskiras vienetas, kuris atidaro tą sąskaitą savo vardu ir kuris, pavyzdžiui, kai su VIPA, man atrodo, ten jisai pats daro pavedimą iš kaupiamosios sąskaitos į VIPA sąskaitą, tuomet ten yra nėra viskas juoda balta, tačiau vis tiek analizuojant ir vertinant, ar tai turėtų būti balansė ar nebalansė, aš linkčiau prie nebalansinės apskaitos ir netgi ir tokių atvejų. Nebalansė būtent, nes sąskaitos negali disponuoti, negali valdyti ir viskas yra apribota. Ir dar vienas klausimas, kaip administruojančios įmonės apskaitoje registruojamas į kaupimų lėšų banko sąskaitą būsimiems namo remonto atnaujinimo darbams renkamos lėšos ir vėlgi tai yra nebalansė, kadangi naudojimasis pinigais tai yra apribotas. Ir jeigu avansų kažkas sumoka, tai vis tiek tai yra kaupimoje sąskaitoje, kurios administruojančios įmonės nevaldo, nedisponuoja, nors ir jų vardu atidaryta. Dar vienas klausimas, kaip yra registruojama gyvenamosius namus administruojančios įmonės apskaitoje banko paskola gyvenamų namų atnaujinimo projektų vykdyti, kaip paskola paimti ir grąžinti tų namų savininkai ir vėlgi nebalansė, paskola namų remonto ir atnaujinimo ir iš namų savininkų gaunamų skolos grąžinimo ir palūkanų įmokų duomenys galėtų būti registruojama įmonės nebalansinėje apskaitoje, o sudarant finansinės ataskaitas įmonės aiškinamame rašte galėtų būti atskleidžiama reikšminga informacija. Vėlgi, kas vyksta administratorius neatlieka savo įsipareigojimų, tai yra tam numatytas sutartyje, tam tikri baudos ir kiti dalykai, tai vėlgi tas irgi reikėtų nepamiršti, kad tokie yra. Gerai, ir yra pavyzdys, tiesiog prieš pavyzdį norėjau paklausti, ar būtų kažkokių dar klausimų iš to, ką mes pakalbėjome. Jeigu ne, tai tada mes pakalbėsim apie pavyzdį. Vėlgi, tas pavyzdys yra sudėliotas taip, kad būtų aiškus tam tikras principas, kaip vyksta tie skaičiavimai. Tam tikrais paskaičiavimai, padalinimai būtų savininkams, kiek reikėtų perskaičiuoti, jeigu, sakykim, jūs gaunat informaciją apie mokėjimus iš banko, bendrą sumą, bendrą grafiką ir paskaičiuoti, kiek reikėtų būtams kiekvienam savininkui mokėti. Ir tai susiję be abejo ir jeigu būtų išankstiniai apmokėjimai, kaip reikėtų tą vertinti, skaičiuoti. Aišku, kai yra programa arba bankas pateikė visą informaciją, tai jūs ir taip žinosite, tačiau turėtumėt matyti ir žinoti tą patį principą. Taigi, koks yra pavyzdys? Pavyzdys yra, įsivaizduokit, kad yra bendra kredito dalis, iš visų kredito suma yra 310 000 eurų, bendra kredito dalis yra 300 000, o individualaus atnaujinimo dalis yra 10 000. Ir matot, jau yra etapai, kur yra investiciniam plane nurodyti, kurie yra kompensuojami dabar 100%, o nuo spalio 1 ten bus tik tai berods 50%. Tai vat, ir yra tokios sąlygos ir toliau sąlygos yra tokios, kad metinė palūkanų norma yra 3%, dabar jinai fiksuota visiems vienoda, toliau mėnesinė palūkanų norma padalinus iš 12 yra 0,25%, dienų skaičius metuose čia yra skaičiavimo dėlė, tai yra 365 dienos, kredito terminas yra, šiandien aišku, yra 20 metų, bet
čia 2 metai, tam, kad būtų lengvesni skaičiavimai, toliau yra kreditų grąžinimo atidėjimo arba pirmo išmokėjimo, palūkanų ir kreditų yra 2 metai. Tai yra, o pirmas paskolos grąžinimas yra 2015 metų 10 dieną. Tai faktiškai nuo pirmo mokėjimo yra atidėjimas 2 metai ir paskui dar yra skaičiuojamas. Ir vėlgi individualių investicijų padalymas. Čia yra kalba apie tai, kad yra individualios investicijos ir yra įvertinama, kad pavyzdžiui būtas pirmas neatliko jokių individualiai, o kiti visi būtai atliko. Vėlgi, čia yra, gal pavyzdys yra pateiktas langai, bet čia langai, nors jie yra, kiek aš žinau, jie yra kompensuojami patys langai, bet tada buvo tiesiog pavyzdžio dėliai reikėtų matyti, kad tai yra tiesiog tam tikra individuali paskirtis, kuri nebūtų apmokama iš bendro kredito, tai yra individualus būtų kažkokie pasirinkimai. Jo, toliau, bendro kredito padalymas. Bendro kredito padalymas vėlgi yra dalyma viską pagal šiuo atveju šildomą būto plotą, jeigu nėra kažkokių kitų individualių dalykų, ir padalinamas yra tie 300 000 eurų yra padalinama ir perskaičiuojama. Ir toliau vėlgi gaunam tokią lentelę, kurioje matom, kad kiekvienas yra 5 būtai ir yra bendra paskolos dalis, yra individualios atnaujinimo paskolos dalis ir bendra dalis. Ir toliau yra perskaičiuojama lentelė, kurioje yra perskaičiuoti skaičiai atsižvelgiant į gautą valstybės paramą, bendrai paskolos daliai, tai yra 15% ir yra paskaičiuojama ir vertinama kiekvienam būtui, kiek jiem tenka paskolos dalies. Ir toliau yra paskolos dalymas, kur yra numatytas kokiom datom yra sumokamos lėšas, tai yra 15 100 yra skirtingom lėšom, 10 000 suma susijusi su individualiu atnaujinimu. Taigi yra žinomos datos ir galima apskaičiuoti vėlgi, kiek reikėtų kredito ir palūkanų grąžinti. Bet prisiminkim, kad mes turime atidėjimą 2 metų ir yra atidėjimas ir palūkanų. Taigi bendras atidėjimas, jeigu mes paskaičiuotume, kiek tam atidėjimui tenka palūkanų, tai būtų 15 523 €15 palūkanų atidėtų, kurių nereikės dar mokėti, kad nesuvyks mokėjimo terminas. Tai yra tiesiog išskaičiuojama per laikotarpį, kai buvo pateiktas prieš tai pavyzdyje. Palūkanų skirtų individualiam atnaujinimui paskaičiavimo pavyzdys yra pateiktas čia. Tai yra tiesiog laikotarpis, nuo kada buvo išmokėta, kada baigėsi atidėjimas ir kokia yra bendra suma, kiek yra dienų ir atitinkama paskaičiuojama suma. Ir gaunama, kad iš tų 15 000, kai mes prieš tai buvom paskaičiavę, iš tų 15 523, 466 eurai tenka būtent šitiems 10 000. Ir toliau, jeigu mes turim bendrą grafiką, mes turėtumėm paskaičiuoti, kiek tektų tų palūkanų kiekvienam būtui. Ir ką mes čia matom, kad yra sudaroma, pavyzdžiui, čia kalba apie palūkanas, su mes pašnekėsime pačią paskolą, kaip padalinti, bet principas yra toks pat. Sakykime, yra bendra suma 15 523, o bendro atnaujinimo atidėtų palūkanų suma yra 466%, kas sudaro 3% nuo visos sumos. Tai yra individualus atnaujinimas yra 3%, o bendras yra 97%. Ir toliau mes matom, kad yra šildomas plotas yra numatytas plotas, toliau šildomo ploto procentas, koks yra, ar yra individualus atnaujinimas suma ir atitinkamai yra išvardinti tie procentai. Jo, matot, kai yra programa, tai be abejo viskas yra apskaičiuojama programiškai. Dabar dėl padalijimų paskaičiavimo. Tai yra paskaičiavimai, vėlgi,
naudojami ir patikimas paskaičiavimas tam, kad būtų supratimas bendras, kaip yra tie visi skaičiavimai atliekami, jeigu reikėtų skirstyti ir paskirstyti, kiek tenka kiekvienam būtui. 15 000 palūkanų klausimas, kaip tas 15 000 palūkanų padalinti kiekvienam iš tų 5 būtų. Ir tokiu būdu čia yra pateikiamas pavyzdys, kaip tiksliau apskaičiuoti tos procentus ir tos procentus padauginti iš paskolos ir mes gautumėm, kiek kiekvienam būtų reikėtų apskaičiuoti, kiek tektų jam tų atidėtų palūkanų. Panašus principas yra ir susijęs ir kai yra kredito dalymas, irgi toks pat principas yra naudojamas ir apskaičiuojamas iš esmės tie patys procentai ir tokiu būdu yra išskaičiuojama, kiek kiekvienam būtui priklausytų pačių palūkanų. Ir vėlgi, kitas atvejis, dar jeigu vienas būtas sumokėtų, grąžintų paskolą anksčiau laiko tam tikrą dalį, tai tada būtų perskaičiuojamas visas grafikas. Ir šiuo atveju, jeigu 10 000 būtų grąžinimas, kaip šitame pavyzdėje, kad vienas pirmas būtas grąžina 10 000, tai automatiškai perskaičiuojamas yra grafikas, tai yra vėlgi bankas atsiųstų ir tokiu būdu yra perskaičiuojamas ir palūkanos. Tai yra pirmam būtui palūkanos be abejo būtų mažesnis per visą laikotarpį, jis sumažėtų, nes sumokėjo 10 000, kitiems bendra suma nepasikeistų. Individualios palūkanos bendra suma nepersiskaičiuoja, bendra suma lieka tokia pati. Bet kai mes kalbam apie bendrąją, nes yra bendra paskola. Bendra paskola yra 300 000. Bendra paskola, jeigu kažkas grąžina anksčiau laiko, bendra paskola persiskaičiuoja. Ir kiekvienam, kadangi taikomas šiuo atveju pavyzdėje anuitetinis metodas, bendra paskola perskaičiuojama ir kiekvienam būtų perskaičiuojama. Tačiau perskaičiuojama tik tai laikotarpio prasme. Bendroj sumoje kiti, kas nemokėjo anksčiau, lieka ta pati suma palūkanų. Kiek ir buvo tikra, tačiau jinai persiskaičiuoja, kadangi anuitetinis metodas numato, kad aritmetiškai, kad pirmam būtui sumažėja palūkanos, o kitam tiesiog persiskaičiuoja per laikotarpį. Bendroji suma tas pats lieka. Jeigu linijinių grąžinimų, jeigu būtų naudojamas linijinis grąžinimas, tai vėlgi principas būtų toks pats kaip anuiteto atveju, o mes nagrinėjom anuitetinį atvejį. Mes visiškai naujokai nežinom patirties pasiklausom. Kaip, sakykime, ar siuntinėjamos yra sąskaitos tiems gyventojams palūkanų ir paskolos kiekvienam ir tai yra papildomos Buvo viena įmonė, kuri administruojanti, kuri išrašydavo bendrą sąskaitą, sakykime, už sakykime, ten šiukšlės, ten dar kažką ir paskolą. Pavyzdžiui, ten 10 litų, ten 2 litai ir ten 100 litų. Tai šiuo atveju susidūrė su problema tokia, kad pavyzdžiui, kai yra bendra suma mokėjimų 112, o gyventojos pajamos sumoka ten 70 litų. Ir tada klausimas jiems, kaip tada paskirti tą sumą. Ar proporcingai, ar bankų, nes bankas, likti tą svarbesnę sumą, nes bankas tada kreita. Tai tam, kad to dalyko išvengti, reikėtų tą atskirti ir atskirai išrašyti, kas daro iš esmės daugelis įmonių. Jo, mokėti skirtingas, bet matot, gali gyventojas sumokėti ir kitą sąskaitą. Čia jūs, bet iš esmės skirtingas sąskaitas. Nes čia kaupiamoji sąskaita, o čia yra įmonės sąskaita. Dar yra, pačioje pabaigoje yra dar numatyti papildomi šaltiniai informacijos, kur galima pasiskaityti, pasižiūrėti, daugiau informacijos gauti apie pačią programą, apie apskaitą, apie kitus dalykus. Tai ir jeigu bus klausimų, tai visada prašom kreiptis.